Sveiki! Praeitą kartą parinkom garsiakalbius, šį kartą parinksim dėžes. Kaip manot, pats baisiausias prototipas pasaulyje, ar baisiau galima. Bet ne tame esmė, ne vaizdas, mums reikia parinkti dėžių tūrius, parinkti visą kitą. Tai čia grožis ne esmė. Juokinga, kad tai net reikia sakyti. Yra žmonių, kurie neskiria prototipo nuo galutinio produkto ir panašiai. Tai, skamba absurdiškai, bet dėl viso ko perspėju, kad čia prototipas. O ką reiškia prototipas, maketas, galima, pasigūglinti, ChatGPT galima paklausti. Tai va, žodžiu, koks mažiausiai pastangų reikalaujantis būdas pratestuoti subą. Šiuo atveju originali dėžė, Z5500 dėžė su lygiai viena modifikacija, kad iš galo iš 100 stiprintuvo plokštė ir, kad nebūtų didelės skylės, prisukta medinė plokštelė. Niekas nežino, kaip mano medinė plokštelė atrodo. O taip daugiau nėra ką pasakyti, originali dėžė, su tuo pačiu portu, su visku, aš kol kas portą užkišęs, kadangi dėžė, tiūnas jos toksai biški su kalniuku ir aš DSP nedariau ant tos zonos, visiškai to nereikia apsikrauti, nei čia ta galutinė dėžė. Labiausiai mane domina suvest viršų, o viršus yra šitos 3 juostos, čia irgi radau dėžutę tokią. Nuėjau į senukus, nupirkau visus varžtus, kiek jie turėjo, susukau priekį šitam mažam garsiakalbiui ir Twitteriui kartu, nes tai patogiau, nors jam nereikia. Yra atskiras tūris, dėl šito garsiakalbio, kad šitas jo nejudintų, niekad negalima dėti skirtingų garsiakalbių vieną dėžę, nebent, kaip sakau, tai yra aukštadažnis. Nes jie dažnu atveju uždari, bet būna ir brangių įmantrių atvirų, tai vėlgi netaisyklė. Viršutinė dėžė gavosi kažkur tai 6 litrų, 6 litrai sumoja, kaip matom, į ploną pusę. O forma tokia, nes tokią gatavą dėžę turėjau, kaip sakau, tik priekį reikėjo padaryti. O šiaip, gal ir baisokai atrodo, kad tiek turio jau sunaudojam priešbusiui, kaip sakant. Viduriniam dažniam ten net pusės litro nėra, ten mažam garsiakalbį, tai ten maža problema. Bet kam esmė, kad aš tokią dėžę turiu dabar nereiškia, kad man reiks tokį tūrį turėti vėliau. Tai gali būti kažkurio momentu teks pamažinti tūrį. Teks, kaip sakant. Jeigu norėsis, atrodys, kad galima, kad matavimai rodys, kad galima. Nes aš įsivaizduoju, kadangi mes grojam kažkur 100 pm grubiai hercų, nežemiau su šiuo garsiakalbiu, tai aš galėčiau gal ir 4 litrais kokiais apsieiti. Biški merga šviesa, čia jau tai bus. Bet tūris nebūtinai toks didelis. Aišku, su didesniu tūriu labiau prarandam apačią, bet galim viską su DSP sugrot, pažaist. Viskas atsirems į tai, kiek mūsų šitas garsiakalbis gali tvarkytis su mažesniu tūriu. Kaip žinia, prie mažesnio tūrio kyla sistemos rezonansas. Garsiakalbiui gali reikėti daugiau eigų, kad žemiau išgrot. Jis natūraliai jų gali net neišgrot, tada gali reikėti ekvalizacijos biški, tą zoną kelt, bet kažką kelt naudoja galę, didina apkrovą, kaip sakant, daugiau energijos reitai deginam, tai čia reikia rasti tokį, kaip sakant, gerą balansą. Tai žiūrėsim, kiek čia galim sutrauktą dydį, nes nesinorėtų visų ten 5,5 ar kiek čia dabar gaunasi litrų sunaudoti vien priešbusiui. Subas dabar turi apie 20 litrų, jeigu atmetus portą, grubiai kažkas tokio. Aš per daug nesigilinau, bet mano matmenys, kaip ano video gale buvo, visai norėtųsi kokių ten 1 centimetrų aukščio, tai yra bus viena vientisa dėžė vienodo, kaip sakyt, matmens nuo viršaus iki apačios. Dabar aišku, subas kaip lentyna tęsiasi kilometrą, viršus plonas, tai sužemint, plotis visas kaip subo grubiai turėtų būti ir gautųsi toks, turėtų būti lengva vežtis, nebus kažkokių durnų matmenų, nes, kaip žinia, lengva įsivaizduoti, standartinis kompo stalas apie 7 cm į kolonėlę būtų tokio aukščio, bet plonai būtų nestabili ir visa kita. Aš nežinau, ar reikia šitai aiškinti, bet, argumentai tokie. Kiek skaičiavau, subui tikrai gausim netgi gal kiek daugiau tūrio, negu jis turi dabar, bet didžiausia dilema ar likt su portu, kaip šitas subas turi portą,
ar eit prie uždaros tokio pačio dydžio, kaip šitą atmetų sportą, tai kaip uždarai, tai gaunasi net į gerą pusę, o čia dar ir portinta ir sugrūsta, šitą reiks spręsti vėliau, nes čia jau bus, žemiausi žemi, tai man svarbiau, aišku, viršutinę dalį susitvarkyti dabar. Tai žodžiu, gana apie tą subą, jau apsikrauti tiek nereikia dabar, nes, gal net pasyvus radiatoriai ten galėtų būti, gal dar kažkas, sakau, tai bus, kai darysis bendra didelė dėžė. O pakalbėkime apie niuansus, kurie čia įvyko. Kadangi dariau greit ir bele kaip, tai lengviausia aukštadažnį buvo sumontuoti šitaip. Jis turi 2 auselės, tai aš prisukau jį prie gabalo plasmasės, kiek galėjau padariau tokį užapvalinimą aplinkui. Nukopijuojant aukštadažnį, kuris ir šiaip turi šitą detalę. Galiausiai pas mane bus priekinė detalė gaubianti juos abu, gal net visus 3, bet greičiausiai tik abu bus plona. Gal net būtų įdomu koks aliuminis, koks 2,5 mm storio, tokiu atveju pats gilis, kokiam atsiduria šitie garsiakalbiai, gausis mažas. Kodėl kalbu apie tą mažą gilį? Pavyzdžiui, peršoktume prie šito garsiakalbio, kai mato, čia kiek galima nušveičiau, net užapvalinau, prišveičiau. Kadangi, kai jis montuojasi giliau, kaip sakant, piltuvo formos ar labiau šito waveguido formos ertmėj, tai jis tada daro įdomų tokį kalniuką vienoje dažninės vietoje, kaip aš pastebėjau, bet čia apie derinimą, kai šnekėsim, supratau, kad jis mėgsta būti montuojamas kuo arčiau išorės. Iš lauko jo montuoti neįmanoma, nes jo net kontaktai nepralystų, jeigu iš čia dėtume. Ir jis pilnai skirtas, jis netgi turi guminį kantuką ir viskas tvarkoja, kol jis ne per giliai, tai turim jį montuoti prie plono ir dar už apvalinto paviršiaus. Tai išsispręs lengvai. Toliau aukštadažnis, vėlgi nereikės tų flanšų nesąmonių, irgi jis galėtų taip montuotis, bet mėgstu montuoti aukštadažnį su vėlgi piltuvėliu, waveguidu, kaip sakant, nedideliu. Ir ten sako žodį rupora, žmonės kartais, čia, bet iki ruporo čia tolys, turėtų būti didžiulis, kūgys, kaip sakant. Bet žodžiu, noriu ką padaryti. Kaip žinia, šitas garsiakalbis natūraliai įdubęs pagal konstrukciją ir dar įlindęs gilin pagal tiek, kiek turi sieną storio. Kiek šita siena turi storio, tai jo centras dar giliau. Jo akustinis centras turėčiau pabrėžti. Tai aukštadažnis, kaip ir būdamas išlindęs lauk, jis ne tik žiauriai pažeidžiamas, čia būčiau terkšti ir viso gero. Aišku, galėtum dėti groteles viską, bet jis ir pažeidžiamas ir tuo pačiu jis net išlindęs lauk, net jeigu nebūtų šito, jis būtų lygiai taip, kaip ir tas įdėtas. Vis tiek šitas būdamas įdubęs, jo akustinis centras skaičiuojasi nuo pačios ritės, giliausios vietos praktiškai. Nori, nenori, aukštadažnis gros, kaip sakant, anksčiau, jeigu duosim impulsą kažkokį pirstiems išgroti. Tai jeigu mes stovim priešais kolonėlę, iš aukštadažnio signalas pasieks mūsų ausį anksčiau negu iš šio vidurinio dažnių garsiakalbio, kuris giliau. Tai gaunasi, mes jau turim nesulyginimą, bet vėlgi žmonės sakytų, taigi gerai, vienas groja aukštus, kitas žemus, ten ar žemesnius, tai kaip jie gali vienu metu kažką groti, ogi gali, per filtro dažnį jie abu groja, jeigu pasirenkam Linkvico 24 decibelų filtrą, kaip aš dažniausiai darau, tai jie abu gros kažkur -6 decibelais, prie 4 kart mažesnės galios, bet jie groja abu tam tikram diapazone. Jei filtras ant 5000 Hz, tai jie 5000 Hz abu groja po lygiai. Tai jeigu vienas groja būdamas išlindęs, kitas įlindęs, tai turim keistų fazinių niuansų, duobių, kreivumų, viso kito. Tai jeigu aš padarysiu šitą aukštadažnį įdubusi tiek, kad jis sėdėtų kaip šito garsiakalbio centriukas, tada jau mes mechaniškai gan arti esam akustinių centrų suvedimų. Tai jie jau tada gros, kaip sakant, labai jau arti viens kito. Ir aišku, ką signalo procesorius dar turi, jis turi uždelsimo funkciją, tai galima pajaust, pamatuot ir mechaniškai, ir, kaip sakant, išmatavimų, kiek dar vieną ar kitą reiks uždelsti, milisekundžių ten jau pasaulyje, kad juos labai gerai suvest vieną su kitu ir jie kuo labiau elgtųsi kaip vienas garsiakalbis. Tai papasakojant, kiek maži dalykai, kaip ir šito išlinkio gilis, staigumas įtakoja šito garsiakalbio veikimą.
O įsivaizduokit, kadangi čia buvo kantukas 9 laipsnių, nes aš šitą plokštelę čia prisukau, tai aš labai laisvai išmatavau, kad kažkas ne taip. Ir iš karto, kai kažkas ne taip, reikia kabinėtis prie aštrių kampų. Tai gali būti šitie kampai. Pavyzdžiui, čia simetrija. Simetrija yra viena blogesnių idėjų, bet netragiška. Tada, kad čia plokščia, o jei būtų staigiai užapvalinta, vėlgi kiti niuansai, jeigu šonai paimtų ir nutoltų apvaliai. Ta prasme, aš pažiūrėjau, koks bangos ilgis yra iki to kampo ir man ar tai pusė, ar tai 4 bangos dažniniai ir turėjo nesąmonę, būtent koks atstumas nuo čia iki čia. Kai viskas akivaizdu, paėmiau biškį plastilino, padariau lygesnį perėjimą, pamatavau, pykš nebėr tos vietos. Šita problema maža ir prototipo lygmenį čia tik problema, nes kai jis bus normaliai įleistas tas aukštadažnis į tam tikrą platėjančią formą, piltuvėlį, ten konusą, kaip nori, taip sakykit, waveguidą, tai tada išsisprendžia jo suvedimas su aplinka, nes jis jau tada labai mažai mato sienas, nes jis eina per išplatėjančią zoną. O šitam garsiakalbiui per giliai nepatinka, tai gerai montuosim į kuo arčiau paviršiaus. Va jau išsiaiškinom keletą svarbių dalykų. Kažkokių problemų dėl filtrų visiškai nepamačiau. Kolonėlė dabar praktiškai netvarkyta daug, tik sudėti šiokie tokie filtrai. Tai va, aptartos 2 viršutinės juostos, dar dadursiu, kad kadangi pas mane išlindęs stipriai aukštadažnis, nes man buvo taip lengviau padaryti prototipą, tai aš tiesiog tam tikrą uždelsimą ant jo dėjau, kol man pasimatė graži dažninė, dingo toksai, kaip buvo subangavimas, čia kitą kartą apie tai susivedė. Šitas tiesiog įdėtas be užapvalinimo, be nieko, aš nieko ten neišmatavau blogo. Aišku, galutiniam variantui reikės čia užapvalintis, irgi vidinio montavimo garsiakalbis. Šitas su šitu sufiltruot buvo išvis paprasta. Iš tikro, šitos 3 juostos susilieja labai puikiai, iš metro klausai kaip vieną garsiakalbį, net dar, kai tikrai yra kur dar optimizuoti, bet čia jau galutiniai dėžiai labiau reikės. Sakau, viskas tvarkoj. Šitas su šito puikiai susiveda, o šitas su subu, tuo labiau, nes toks žemas dažnis, kad subas galėtų už metro ten būti ir ten nieko nevyks. Apart to, kad keisis, kaip subas su kambariu bendrauja ir kitaip gali skambėtis pats. Tai va, turiu dabar prototipą, kurį pavyksta užgrot, bet kadangi jo galutinių stiprintuvų nei nieko nėra, tai neverta rodyti laikinus visiškai, nes čia ne stiprintuvų prototipo klausimas dabar. Galim pagrot kažkokių muzonų, už kuriuos galbūt YouTube'as net važiuos belstis į duris. Tai va, tiek šiam kartui. Dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki.